ką, pagaliau atvykom į Nidą ir galim pradėti savo savaitės beveik projektą, ar kaip jį pavadinti, nuo Nidos iki Latvijos sienos, Lietuvos visą pajūrio liniją, 91 km, jeigu neklystu maždaug, tai yra įveikti pėsčiomis, tai šiandien yra pirmadienis ir yra tikslas, kad su šita kuprinėlė dviese aš ir mano operatorė bandysim iki penktadienio, per 5 dienas pasiekti paplūdimį, kur yra jau Ryga, ne Ryga, Latvija. Tai žodžiu, turbūt pirmiausia apeinam mažą ratuką aplink Nidą ir tada jau eisim prie jūros ir pasileisim pajūriu į reikiamą pusę. Šiaip jau yra pirmadienio pietus, beveik 1 valandą. Čia kol atvažiavom su autobusu 4 valandas važiavimo, daugiau, tai turbūt pirmai dienai daug labai kilometrų nenueisim, bet manau, kad kokią 15-20 kilometrų pirmai dienai bus pats tas, o po to likusius kažkaip. Apskritai vidurkis turbūt 20 kilometrų per dieną, kaip ir būtų beveik užtenka. Nu, pažiūrėsim, skaičiuojam kilometrų, skaičiuojam žingsnius ir pažiūrėsim, kas gausis bendrai per šias 5 dienas. Šiaip nepaminėjau tokio fakto, kad tie visi žygiai gal daugam jau yra šiais laikais ir išbandyti, populiarus. Mano rekordas yra vienas toks ilgas žygis, 25 km per dieną, bet tai buvo vienos dienos tiesiog žygis, o va tokio ilgesnio, kad ten 100 km ar kiek niekad neteko, tai čia toks, sakyčiau, išbandymas naujas ir aš manau, kad tikiuosi bent jau, kad įveiksiu. Bet lengviau būtų eiti, nežinau, ar tikrai čia veikia kažkokiu elektrolitų su druska. Nežinau, ar čia labai kažką padės, bet sakė padeda. Tai kad energijos nepritrūktų. Na, įdomu, kas per skonis, ar tik tai naudos, ar kaip limonadas kažkoks tai. Citrinų limonadas, toks švelnus citrinų limonadas. Na, skonis bent jau nebjaurus. Aš sakiau citrinų limonadas, mano žygio draugė sakė, kaip pieno butelis praplautas ir skonis nieko gero, tai nežinau, kuriuo geriau pasitikėti. Turbūt kiekvienas miestelis turi tą savo tokią vietą, kuri labiausiai patinka, tai nežinau, man Nida visada akcentuojasi su šituo smėlio laikrodžiu, tai pirmiausia, čia iš autobusų stoties ir atėjom tokiu trumpu 3 km ratuku ir dabar jau į pajūrį eisim ir pradėsim pajūrį eiti link tos pusės, kurios reikia. Ir pagaliau po beveik 5 km ėjimo jūra pasiekta. Šiaip žmonių prie jūros tikrai daugiau negu mieste. Saulė šviečia, matyti visi pliažu džiaugiasi. Šiaip tie pirmi kilometrai tokie sunku suprasti netgi kur eiti, nes jeigu šiek tiek toliau, tai toks purus smėlis, kurio yra šiaip sunku eiti. Jeigu šiek tiek arčiau vandens, tai bangos skalauja ir tik tai žiūrėk, kad ant kojų vanduo neužvažiuotų bangos. Bet manau, kad kažkaip tos pirmus kilometrus reikia atkalti šiek tiek sistemą, o jau per visą 100 km kažkaip išsiaiškinsim tą sistemą, kaip čia reikia eiti. Kiek jau šitas čia deginasi, kad visas juodas degęs. Šiaip vanduo tai tikrai neblogas. Pabraidžiau. Čia rodo 19. Tai, sakau, pabraidžiau, tai tikrai vanduo neblogas, bet kažkaip maudytis dar patingėjau. Aš kartais šitą turiu, kad galvoju įlipsi į vandenį, po to šlapės, šluostykis, vėl eik toliau toks, tipo gal vėliau. Šiandien, o jeigu ne, tai rytoj
dar šiltesnė diena, tai dar tikrai laiko yra, bet šiaip vanduo geras. Nu, okei, pripažįstu, kad smėlio eiti yra tikrai sudėtinga. Kiek čia? 3 km paplūdimiu nueita, iš viso 8. Tai manau, kad galima pasidaryti pusvalanduko pertraukėlę, įsipurtyti batus, užkast kažko, tai šiek tiek, kad pasistiprinti organizmą ir po biškį judėti. Bet laiko yra, tikrai nėra ko skubėti ir plėšytis iš lėto ir kažkaip. Pirmas užkandžio maistas ananasai ir kabanosiai. Mėsa su ananasais. Pats geriausias. Čia beveik kaip pica su ananasais. Arba patinka, arba ne. Bet energijos turėtų suteikti. Šiek tiek paįvairinimui, kad ne vien tik tai per smėlį brist, nusukom per miškelį. Šiaip būtų visai gerai, išskyrus 2 dalykai. Tikrai ne visur toks gražus pravažinėtas ar pravaikščiotas miškas, nes yra tokių vietų, kur reikia tipo vos ne iki kelių žolės prabrist, nors ir kelias eina. Kitas dalykas, kadangi niekas turbūt mažai kas vaikšto ir važinė, labai daug vadų, ne vadų, tų voratinklių, tai tenka kartais veido valytuvus įsijungti, kad nusivalyti voratinklius. Bet šiaip paįvairinimui gerai, nes vien tik tai per smėlį brist, tai ir kojom sunku, ir šiek tiek tas monotoniškas vaizdas gal pabosta. Vidury miško ir kažkokia ale aikštelė. Pasižiūrėjau, kad žemėlapį kas čia dabar. Čia tiesiog šiukšliadėžė atrodo. Šiaip pasižiūrėjau, kad čia kažkokia medžiotojų stovyklavietė, kažkaip taip skaitosi. Yra ir laužavietė, ir tokių malkų. Bet šiaip Kuršių Nerijoje su visom laužavietėm yra labai griežta tvarka. Net ir tokiose stovyklavietės, jeigu jinai čia yra, prieš kuriant laužą būtinai turi girininkų lygtais pasiskambint, pranešt, kad tu ten ir ten kursi laužą ir panašiai, nes kitu atveju jie labai greitai sako, tipo dūmus pastebi, gaisrinės atvažiuoja. Nežinau, ar tikrai taip yra, bet manau, kad geriau nerizikuoti ir apseisim iš viso be laužo, nei skambinsim, nei kursim, tiesiog 5 minutės pailsim ir einam toliau. Laikas vėl šiek tiek lokaciją pakeist, nors už nugaros yra šiaip tikrai gražus ir labai populiarus lankytinas objektas Vecekrugo kopa, jeigu neklystu taip vadinasi, bet iki jos reikia kelis kilometrus nusukt, gilyn į kitą pusę, tai tiek jau to, kadangi buvom prieš porą metų ten ir turbūt jau ne pirmą kartą, tai šį kartą gal kojas pataupysim ir tiesiog einam į tikslą ir tokių zigzagų nedarysim. Aš labai tikiuosi, kad tas debesis, kur ten yra, jisai kažkur tai pro šoną praeis arba į kitą pusę, nes ko lietaus tai mažiausiai reikia, bet vat jau iki Preilos, kaip matosi, lieka tikrai nedaug, tai šiaip pirminis tikslas ir buvo, kad Preila, šiek tiek Preilos, pažiūrėsim, kiek dar šiandien jėgų bus. Pasiektas pagrindinis Preilos paplūdimys, tai dabar tikslas iš paplūdimio nueiti pačią Preilą į miestelį, gauti kokią rasti skanę sočią vakarienę, nes jau šiandien 17 kilometrų yra praeita, tai manau, kad dar po vakarienės dar kokie 4-5 gal irgi bus nueiti ir kaip pirmai dienai, manau, pats tas, o dabar šiaip žmonių, kad ir 7 vakarą, bet tikrai dar paplūdimių yra visai nemažai. Toks gražus vandens telkinys, tos Kuršių marios būtų tokios ramios, gražios, bet kai pažiūri, koks vanduo, tai visą žalę, aš nežinau, ar tiesiog nuo visų žydėjimų, ar nuo visų tų laivelių, kurie plaukia, bet pasižiūri iš arčiau ir tada jame maudytis tikrai nenorėtum. Bet iš to pažiūrėt gražu. Tai reikia po sunkios dienos biškį pasilepinti, reikia.
Galvoju, užeisi, pavalgysi, atsistatysi, energijos vėl pilnai. Bet žinot, tas jausmas privalgai, kad tada dar sunkiau dabar jau eiti, bet yra dar tikslas šiandien kokius 4 kilometrus, gal iki 5 nueiti. Ir manau, jau tikrai būtų per akis. Bet kažkaip, skau, kol pavalgai, tą valandą neskubant pasėdi, tai sunku iš naujo, bet nieko. Susikaupiam ir dar einam. Šiandien daugiau nueinam, rytoj gal bus mažiau tada, arba ne, arba dar daugiau. Va, vidury vakaro ir stirna nedidelė po mišką vaikšto, tiksliau, pamačius žmonės sustingo, nežinau, kokia čia taktika pas jas būna apsimest negyvų, bet jo, vis dar stovi ir tiesiog žiūri į vieną tašką. Tik lietaus čia ir betrūko, atrodo visai geras oras. Ne, lietus prasidėjo. Ir vėjo nėra, tai labai silpnai neša tas debesis, bet gal ilgai nelis, nes kažkaip čia netikėta. Bet bent jau medžiotojų čia namelį turbūt yra proga apžiūrėti apie visokius gyvūnus, apie visokius Instagramai, YouTube'o reklamas. Bet aš sakiau, gal aš nesirašysiu, apseisim be šitą. Bet apie gyvūnus galim paskaityti. Šiaip labai gražios. Šitas Kuršių marios iš aukščiau. Ir gulbių, ir ančių, ir žuvių šokinėja, ko tik tai nori. Viskas gana klaidžiot, 27 kilometrai šiandien įveikti, netoli pervalka ir palapinytė pastatyta, laikas įsimiegot. Lietaus tikėtis, kad naktį daugiau nebus ir rytoj leistis toliau į kelią. Susimatom ryte. Labas rytas. Naktelė išmiegota, gal nebaisiai daug valandų, bet kokias 6 valandas pogulio, iš jų turbūt kokias gal 4 valandas miego buvo, nes palapiniai miegot tikrai nėra. Ypač mažoj palapiniai dviese miegot nėra labai didelis komfortas, bet šiaip dar kas mane labiau, nors šiaip ir miegmaišį pirmą kartą miegau, tiesą sakant, niekada prieš tai nebuvau miegmaišį miegos, tai ir šitas dalykas toks įdomesnis, bet šiaip viskas tvarkoja. Turbūt kas labiausiai mušė iš vėžių, tai ta drėgmė, kadangi vakar vakare buvo lietaus, tai vis tiek ir tas rasos kritimas gal ir nežinau, ir drėgmė iš visur, nuo jūros, nuo visų tų žolių ir panašiai, tai toks vienintelis toks nemalonus dalykas, bet kažkiek pamiegota buvo, atsikelta gan anksti, kol kas daugiau jokios gyvybės pliaže nesimato, tai yra laiko, reikia užsikaisti kavos, arbatos, pusrytėlius pavalgyti ir žiūrėti. Šiaip batus reiktų prasidžiavinti, bet kol kas saulės nėra, tai toks ir džiavinimas, nes vakar einant per lietų ir tokia biški miškinga vieta, tai batai tokį ne patys sausiausi tikrai, tai bet žiūrėsim, gal dar yra laiko išdžius iki pradėjimo eiti, o jeigu ką, su tapkutėm arba pliažu basam. Va taip vandenukas jau verda. Iš ryto kavos, reikia tradicijų nelaužyti, biškį prasibudint. O tokį, net puodą reikia neštis, bet smagu galėt, kada nori ką užsivirint. Puodas ta viryklė nėra sunkus, tik tai vietos biškį užima kupriniai. Puodeliai irgi tokie turistiniai, bet visur reikia vietą taupyti. Ir lengviau, ir mažiau vietos užima. O gert galima ir iš tokio, nes normalų biškį neštis gal jau būtų per daug vietos, svorio ir panašiai. Pusryčiai pavalgyti, bandelė suvalgyta, kava išgerta. Ir čia iki pervalkos, tai šiaip yra visai netoli, apie porą kilometrų. Tai tiesiog va taip, pirmas tikslas gan lengvai, kol batai rankoje dar džiūsta, tiesiog pliažu lengvai pasivaikščiot
kiek čia tų valandų, dabar tarsi 7 tik tai pliažai tušti. Tai tiesiog lengvai praseit ir žiūrėt, kaip šiandien kojos laiko. Vėl pasimaišom vieną normą gėrimo. Čia tas pats citrininis arba praplauto pieno butelio skonį. Čia jau kiekvienam pagal skonį. Tai šiek tiek pasimaišom, paįvairinimui gerai. Kažkas kitokio negu vanduo ir nesaldu, kas netroškina. Ir gal kažkiek tai suteikia tų prarastų medžiagų, ko čia. Pirmi kilometrai dienos įveikti, bet batai nuo to tikrai dar neišdžiuvo, bet šiaip kol kas visai neblogas tempas per 5 km per valandą 15, tai kaip pajūriu, man atrodo visai tempas neblogas, bet reikia šiek tiek pailsėt, atsigert ir toliau į kelią. Juodkrantė, man atrodo, kažkur už kokie 12-13 km turėtų būti, čia toks kaip ir sekantis etapas, kurį, manau, per kokias 4 valandas galima ir pasiekt būtų. Kažkas ir kibirų primėtė, o šiaip čia tas ruožas, kur Naglių gamtinis rezervatas, kas čia skaitas, tai 9, kiek čia kilometrų tas ruožas, tai yra šiaip visiškai tuščias. Turbūt per kelis kilometrus, per 5 kokius jo ruožo, to 2 žmonės tik tai sutikom. Tai matyti, čia žmonės visiškai nesilanko, nes po pačias kopas, kaip suprantu, irgi vaikščiot negalima, tik tai pačia pajūrio linija būt, tai niekas čia neatvyksta. 10. Pagaliau. Pirmi antros dienos 10 km. 3 valandos trupučių. Tai tempas visai neblogas. Juodkrantė irgi jau artėja. Bet dar reiks biškį. Paitreiks. Bet nieko, reikia šiek tiek kojas pailsint, atsigert, gal kažką užkast. Pažiūrėti jūrą, kuri tokia visiškai rami, jokių bangų nėra. Ir eit toliau. Šiaip jau šiandien, kadangi visi 10 km eina tik tai per smėlį, tai šiaip laukiu, kada vėl bus galima kažkur tai ant kalniuko užlipti, kažkoks tai pėsčiųjų takas, kažkas tai, nes tas pats per tą patį, tos klimpstančios kojos šiek tiek erzina. Na, vienintelis pliusas, tai pagaliau išdžiūvę, beveik išdžiūvę kedai ant kojų, tai šiek tiek irgi kitoks ėjimas, bet skau, jau norisi biškį kitokio pagrindo negu tas smėlis. Pagaliau laiptukai ir šiek tiek kitoks pagrindas. 14,5 km praeita šiandien per smėlį, jau ten visai netoli už maždaug 3 km turėtų būti ir Juodkrantė, tai manau, kad tiesiog kol kas kitų pagrindų biškį. Taip norisi medinio, asfalto, nežinau, kad kojos kitą pagrindą pajustų. Šiaip kaitina saulė visai neblogai, nors 11:30 dar tik tai, bet saulutė šviečia, tikrai šilta. Ir pagaliau po 17 km Juodkrantė pasiekta. Šiaip Juodkrantė tokia nėra didelė, bet kiek jos yra, tai tikrai gražiai sutvarkyta. Tik tiek, kad, labiau nedidelė palyginus su Nida. Nida vis tiek gal daugiau tų pramogų kažkokių. Kągi, Juodkrantė apvaikščiota kiek buvo poreikis. Poreikis atsigert kavos, kažką užvalgyt. Kaip ir kiekvieną miestelį susirast parduotuvę, kad vandens ir kažkokie kitokie būtiniausi dalykai. Nes už Juodkrantės turbūt jau tik tai Smiltynė toks miestelis, kur bus galima rasti
parduotuvę ar kažko, tai čia beveik 20 km. Ir manau, kad gal jau net ne šiandien, tai vanduo pasipildytas ir galima toliau pabiškį traukti link jūros, link Smiltynės pusės ir pažiūrėti, kiekgi bus jėgų šiandien eiti toliau. Nors turbūt plėšytis nėra tikslo, galima net ir būtų porą valandų tiesiog pagulėti pliaže, pailsėti, kojas išties pailsinti ir panašiai. Nu visai neblogai, pailsėta buvo pliaže, porą valandų pagulėta, tiesiog pagulėta, pasimaudyta porą kartų. Aišku, iš karto tai atrodo, kad kaip tik sunkiau kojas, atsikeli kaip medinės tokios, bet prasivaikštai, nėra tai blogai. Tai turim 5 valandą, turim nepilną 21 kilometrą. Tai manau, kad šiandienos toks tikslas dar 5-7 kilometrus, jeigu geras kelias nueit. Ir tada jau rytoj pasiliktą galą link Smiltynės ir keltis į Klaipėdą. Bet žiūrėsim, šiaip dar ilgai šviesu, laiko daug, tai viskas priklausys, kiek bus jėgų, kaip kojas laikys. Eini ir kas antrų suoliukų kaip tikras sportininkas. Susitvarkai batus, kaip sportininkai teipuojasi, taip čia su paprastais pleistrais kokiais. Žiūri, kur jau ką pritrynė, nepritrynė, ką reikia patvarkyti. Šiandien kiek jau čia 28 km, tai vakarykštis rekordas pagerintas, vakar buvo 27, šiandien 28. Šiaip iki Smiltynės visai nedaug, nežinau tiksliai, bet nepilni 10, manau, kad kokie 8 km liko. Šiaip būtų visai smagu tokį tikslą pasiekti. Tai aišku, būtų 3-5 kokį bendrai, bet dar šiaip yra laiko, 7 valandos vakaro, tai laiko kaip ir yra. O kitas dalykas, tai tiesą sakant, nelabai suprantu logikos. Vat, pavyzdžiui, nuo paskutinio pakilimo iš pliažo praėjom 9 km. Dviračių taku buvo 2 tokios aikštelės, tipo šiukšliadėžė, suoliukai, viskas liuks. Bet 2 šiukšliadėžės per 10 km atkarpą, o tualeto nei vieno. Tai čia tokia motyvacija, tipo žmonės į mišką siųst, ar kodėl yra nepasirūpinama. Šiaip dėl šito tai labai keista. Nes pačioj Nidoj, tai sakykime, netrūksta tikrai nei tualetų, nei šiukšliadėžių, bet kas nustebino, kad, sakykime, net pačioj Preiloj ar Pervalkoj šiukšliadėžių pliaže viena kita, nežinau, kažkaip labai įdomi. Ką aš galiu pasakyti, niekada taip nedarykit, biškį savo jėgų nepervertinkit. Jo, kelti jau 10 valandą ir šiandien praeita 38,5 km. Buvo mintis ar pasilikti čia, ar keltis į Klaipėdą ir kažkur gerai įsimiegot. Pasirinktas antras variantas, bet tie 38-39 km ir dar ten kiek persikels, gal 2-3 susisuks, manau, vis tiek tai yra. Šito nekartočiau, manau, žygis gerai, bet reikia vienos dienos limitą kažkaip paskaičiuoti. Ir pagaliau po klajonių ilgų sustabdžiau šiandien maršrutą, kuris rodo 42 km. Visa diena ėjimo, toks kambariukas, kuris, manau, leis šiek tiek patogiau išsimiegot, atgauti jėgas ir rytoj pratęsti žygį. O kol kas ką, iki rytojaus tiesiog viskas, valgyti ir miegot.